Eko2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Jeigu nuotolinio valdymo pultelėje paspaudėte mygtuką ir įsijungite TV6 televiziją, tai turbūt savo išmaniajame prietaise norite namuose valdyti ir daugiau įvairių prietaisų. Taigi apie namus išmanius, išmanesnius ir pačius išmaniausius dabar ir papasakosime. Šiais laikais išmanumas kiekvienose namuose tampa kasdienybė. Tiesa, kiekvieno mūsų poreikiai skirtingi, tad ir įrangą renkamės nevienodą. Tačiau garsiausi gamintojai siūlantys savo sprendimus ne tik individualiems vartotojams, bet ir didžiuliams objektams, arenoms, koncertų salėms, viešbučiams ar biurų kompleksams jau žvelgia ir mato rytojaus poreikius. Net jeigu jums šiandien kai kurių sprendimų dar nereikia, apie juos gamintojai jau pagalvojo. Nuo kito galo galim pasakyti, kad nėra tokios funkcijos, kurios negalėtų šita sistema valdyti. Bet jeigu taip šiek tiek detalizuojant, tai ką jūs ir minėjot, šviesos, klimatas, muzika, prijungimas prie apsaugos sistemų, visos šitos sistemos puikiausiai apsijungia ir veikia kaip sinergija. Tai reiškia, kad kiekviena sistema daro savo maksimumą, bet kartu su kitom, veikdamos kartu, jos padaro dar daugiau. Tai va čia yra esmė visų išmanių sistemų, kad pasiekti tą sinerginį rezultatą, kai sistemos veikdamos kartu duoda geresnį rezultatą negu veikdamos atskirai. Norite gyvenimiško pavyzdžio? Prašau. Užuolaidos yra ne tik estetinis daiktas, bet iš tikrųjų tai pakankamai prisideda prie taupimo. Ir jeigu yra lauke didelis saulėtumas ir kaitinimas iš išorės, tai užuolaidos blokuoja didelę dalį šilumos. Ir jos, jeigu veikia automatiškai pagal scenarijus, kai jūs išėjote, jos užsidaro, arba tuo metu, kai saulė per kaitrį jos prisidaro, tai jos atitinkamai gali veikti vidaus klimatą. Ką tai reiškia, kad jeigu mažiau įkaito vidaus namai dėl užuolaidų automatikos, tai žymiai mažiau reikės pajėgumų ir tam šilumos siurbliui, kuris gauna kainą iš biržos. Visą laiką, kai yra kažkokios išmanios sistemos, tai iš jų galima išgauti daugiau. Taip, užuolaidą galima uždaryti, galima atidaryti, galima priverti, galima padaryti, kad jinai veiktų kaip žadintuvas ir atsidarytų ryte tam tikrų laikų ir tai dar priklausomai nuo tam tikrų aplinkybių, ar tai yra savaitgalis, ar tai yra darbo diena. Galų gale prisijungtų prie jūsų kalendoriaus ir jeigu jūs turit susitikimą, atsivertų jos anksčiau. Tai visa šitai įmanoma ir kai tai įjungiama į bendrą sistemą, tai kaip matėte, užuolaidos gali būti klimato valdymo dalis. Taip lygiai taip pat galima bet kurį elementą paimti ir kai jis yra sistemos dalis, tai iš jo galima gauti kartais net netikėtą naudą. Pašnekovas šypsodamasis atsako tiems, kurie vis dar nenori patikėti savo gyvenimo detalių dirbtiniam intelektui ar mistiniai centralizacijai. Du žodžiai tokie gąsdinantys, reiškia, dirbtinis intelektas ir centralizuota. Tai jeigu mes kalbam apie KNX sistemą, tai noriu pabrėžti, kad jinai yra decentralizuota. Ir galima sakyti, kad decentralizuoti daiktai, tai reiškia, nėra centrinio daikto, kurį pažeidus sistema išeitų iš rikiuotės ar nuprotėtų ir panašiai. Tai jinai yra decentralizuota. Pats valdymas gali būti iš vieno šaltinio, pavyzdžiui, telefono ar planšetės ar balsu. Tai jau čia atrodo kaip ir centralizuota, bet pati sistema, jos išdėstymas yra decentralizuotas. Dabar dėl to dirbtinio intelekto. Kol kas rimtai dar jisai nėra įleidžiamas į išmaniuosius namus, tai yra diegėjai dar juo nepasitikė, kadangi kol kas jis dar daro pakankamai daug klaidingų išvadų, bet jis mokosi. Tai ateitis tikėtina, kad bus tikrai pilnas susiejimas dirbtinio intelekto kažkurių tai sistemų su išmaniais namais, bet galbūt paliekant tam tikrus apribojimus, kad naudotųsi, sakykime, tik tai namo duomenimis ir tam tikrą statistiką, bet ne pilnai būtų prijungta prie interneto. Vienu drąsiausių inovatorių vadinamas gamintojas savo sprendimais tikrai palengvina mūsų gyvenimą ir atneša daugiau galimybių. Aišku, milžiniška patirtis kiekvienam šios įmonės klientui suteikia ramybę, kad įsigyti gaminiai tikrai veiks kokybiškai ir ne vieną dešimtmetį.
O svarbiausia, jie visada suteikia galimybę žengti dar vieną žingsnį ir turimą sistemą papildyti naujesniais sprendimais. Kita mūsų laidos tema apie daiktus ir medžiagas, be kurių statybos tikrai yra neįsivaizduojamos, tiesioginė prasme. Statybose tempas yra aukso vertės, kokybė nemažiau svarbi galutinio rezultato dedamoji. Tačiau turbūt esate ne kartą girdėję posakį, kad greitas darbas ne visuomet atneša gerą rezultatą. Išimčių tikrai yra, apie vieną tokį produktą užtikrinantį ir greitą, ir išties kokybišką rezultatą dabar ir norime papasakoti. Rinkoje klijų pasirinkimas yra didžiulis, visi tai žino, tačiau meistrai žinoma nori išsirinkti geriausius jos, tie, kurie jiem užtikrintų paprastą, ilgalaikį, ilgamžį rezultatą. Jiems svarbu, kad klijai klijuotų paprastai, lengvai ir žinoma greitai. Taigi aiškus kriterijai klijams, kurie yra svarbus meistrams, ką jie renkasi. Ne? Tai būtent tokius kriterijus atitinka mūsų siūlomi nauji putų klijai Foamflex 60 Second Fast Fix. Tai yra vienkomponenčiai poliuretaniniai putų klijai, kurie yra turbūt greičiausiai rinkoje dabar. Na, visi kiti putų klijai, jūs žinote, kad jie kažkur klijuojat, pirminį sukibimą turi per 4 minutės ir sustingsta per 24 valandas. Mūsų siūlomi Foamflex 60 Seconds pirminį sukibimą pasiekia jau per 60 sekundžių, dėl to toks pavadinimas 60 sekundžių. Ir pilnai sustingsta jau po 5 minučių, taigi įsivaizduojat, kad darbas vyksta kartais greičiau. Universalus naujas produktas, kuris tinka beveik visoms šiltinimo medžiagoms, turi ir daugiau gerų savybių, kurias jau spėjo įvertinti ir profesionalai, ir meistrai mėgėjai. Iš vieno flakono išeina 95 m 3 cm pločių siūlius, kas leidžia priklijuoti apie iki 14 kvadratų bet kokių šiltinimo arba apdailos medžiagų. Taip pat jie yra labai universalūs. Jie labai daug naudojami šiltinimui, tai yra bet kokių šiltinimo plokščių klijavimui, bet kokių apdailos plokščių klijavimui. Na ir bet kokiom kitom statybinėm medžiagom ar apdailos medžiagom, tokiom kaip parapetai, palangės, vadai, grindjuostės ir daug kitų statybinių medžiagų. Šis flakonas yra padidinto pripylimo, jis yra 805 ml, paprastai flakonai būna iki 750 ir duoda nuo 8 iki 10 m2 priklijuojamų šiltinimo medžiagų, o šis, kadangi yra daug pripilta ir naujesnė technologija, pažangesnė, tai jis ir duoda tą didesnį iššūkį 14 kvadratų, kas jūs galite įsivaizduoti 10 ir 14, 8, 14, apie 50% daugiau iššūkos, tai sutaupo ne tik pinigus, bet ir laiką, darbą ir pastangas. Prieš šių poliuretanų klijų naudojimą darbinį paviršių būtina gerai nuvalyti ir sudrėkinti. Drėkinimas yra svarbus, kadangi jis pagreitina kietėjimą, o aplinkos temperatūra leidžianti patogiai dirbti ir pasiekti norimą rezultatą beveik neriboja darbų net ir lietuvišką žiemą. Jais galima naudotis net nuo -10 laipsnių šalčio temperatūros. Tai reiškia, kad darbai Lietuvos sąlygom nesustoja praktiškai niekada. Ten kelias savaitės per metus būna -10 laipsnių temperatūros. Produktas yra ekologiškas, neišskiria jokių kenksmingų lakiųjų medžiagų, todėl ir mažose erdvėse gali būti naudojamas be apribojimų. Kadangi šie klijai tinka beveik visoms statybinėms medžiagoms, juos vertina profesionalai. Tačiau nemažiau svarbu, kad kokybišką rezultatą gali pasiekti ir tie, kuriems reikia atlikti elementarius remonto darbus. Darbas yra labai nesudėtingas, aišku, sienos turėtų būti lygios, pakankamai lygios. Tai darbas yra toks pats, kaip su bet kokiom kitom poliuretaniniam putom. Tiesiog paimat flakonėlę, užsukot ant jo pistoletą, sukratot ir užpurškėt siūlę ant medžiagos ir priklijuojat, po šiam sekundžių pridedat jau prie pagrindo, prie laiko dar 20-30 sekundžių ir viskas laikosi. Tikrai žinau, kur daug žmonių, kurie patys pirko, jokių problemų tai nesukelia. Vis dar nedrįstate atlikti darbų, kuriam lyg ir trūksta įgūdžių? Pabandykite šios klijus, tikrai pavyks. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjunkite kanalo, mes su jumis netrukus vėl susitiksime. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.
Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir nors vasara dar tikrai nesibaigė, tačiau ruduo tikrai yra ne už kalnų. Norime pakalbėti apie šildymo sprendimus, kurie aktualūs visiems tiems, kam rudenį namuose norėsis ir komforto, ir jaukios temperatūros. Jeigu galvojate, kad nekilnojamojo turto objektų plėtra vyksta tik didžiuosiuose miestuose arba šalia jų, iš dalies esate teisūs, iš dalies klystate. Intensyviausiai turbūt auga didmiesčiai, bet technologinių naujienų tikrai netrūksta ir mažesniuose miestuose ir miesteliuose. Tai, kas kažkada atrodė labai inovatyvu, šiandien tapo kasdienybė. Ta vėliau patvirtins ir mūsų reportažo herojai, kurie jau prieš beveik 6 metus atsikratė kūrikės funkcijų, nes namuose komfortišką šilumą ir karštą vandenį užtikrina išmani šildymo dujų balionai sistema. Mes naudojam visą laiką, netgi dabar ir per vasarą, šildom vandenį, jokių problemų su dujų neturėjome. Jeigu, pavyzdžiui, pasibaigs balionai, tai mes skambinam į centrą, iš centro mums iškart, kažkur tai po 3 dienų mums atvežė tų balionų. Nebuvo tokių, kad neįspėja, kažkokie ten dar sąlygos, bet viskas tvarkoj buvo. Skeptikų, kaip ir visada gyvenime, yra, buvo ir bus. Vieni sakys, kad šildytis dujomis brangu. Gal kažkas tai ir nepatikės, bet galiu pasakyti, kad už tie 5 metai dujus nepabrango ne karto. Vieną kartą dabar šių metų kažkur tai vasario mėnesį buvo pabrangusi 5 eurom, bet tik mėnesį. Po to vėl atsistato ir vėl mes mokam 50 eurų už balioną. Aišku, dujų sąnaudos priklauso nuo to, kokios temperatūros norite namuose. Ten, kur daugiau moterų, vienas kitas papildomas laipsnis tikrai nepakenks. Po to per vasarą visą, jeigu tai bus per brangu, tai man neišeitų naudoti balionų, bet man labai geriau negu elektra. Geriau. Pašnekovė pripažįsta, kad per tuos metus šildymo dujų balionai sistema nė karto nesukėlė jokių problemų. Kad ir neseniai praūžusios audros pavyzdys, kad tokia sistema veiktų, pakanka minimalios elektros energijos, o kad funkcionuotų šilumos siurblys, ne kiekvienas generatorius tiktų. O čia, jei dujos baigėsi, jokių rūpesčių. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų nėra namuose, jie skambina, kad mes atvežėm, jie žino, kur stovi ta dėžutė balionų ir jie patys turi savo raktą, atidarys, pastatys, faktūrą paliks tarp balionų, viskas, atvažiuoju vėl tas pats. Dar viena ypatybė, dėl kurios ponios Kristinos kieme apsilankė ne vienas kaimynas, pačios sistemos įrengimo ir priežiūros paprastumas. Žinot, kai kurie netgi nežino, kas tai už dėžė, todėl ateinant, jie netgi, jokio kvapo nėra. Iš viso, nežinau, kaip čia sistema yra padaryta, gal tų vamzdynus tos yra tokie, nežinau, bet nėra to kvapo. Iš viso nėra. Nežinau. Bet gal dujus kitas, nežinau, negaliu pasakyti. Pernai buvo taip, kad kaimynai nenorėjo. Sako, ne, su dujumi, ten problemų daug, bet šitų metų jau 2 kaimynai jau pastato. Pažiūrėjo, prisižiūrėjo, kad viskas tvarkoja, kad nebrangiai išeina ir sako, gerai, išvažiuosite, atvyksiu namo, sako, viskas tvarkoja, jokių pečiukų ten nereikia, viskas gerai. Taip. Taip, dabar mano kaimynė šiandien stato, o vieni anksčiau pastato. Kristina sako, kad rūpintis dujų katilų beveik visai nereikia, o jo valdymas labai lengvai suprantamas net vaikui. Todėl beveik prieš 6 metų priimto sprendimo tikrai nesigaili. Kaip visada kažkas tai turi būti pirmas. Iš jo visi mokosi. Tai va. O laidos pabaigoje siūlome kelionę. Šis sykį kviečiame į Anykščių kraštą. Šis miestas prisijungia prie Lietuvos supermiestų ir taip pat turi tikrai kuo pasigirti ir kuo privilioti turistus visais metų laikais. Padavimas sako, kad velnias nešė akmenį didumo lyg Gryčią ir sudaužyti norėjęs Anykščių bažnyčią. Tačiau šį kartą norime pakalbėti ne apie daužymą, o apie augimą. Vienas gražiausių šalies miestų pastaraisiais metais pelnytai išgyvena savotišką renesansą. Truputį tranzitinis miestas iš tikrųjų ir džiaugiamės tuom, kad tranzitinis. O ir seniau, ir dabar Anykščiai laikosi labai gerai, todėl kad pirmiausia, tai mes dabar esam tarp kitko Antano Baranausko aikštėje, tai mūsų Dainiaus
pirmojo Lietuvos ekologo vardu pavadinta aikštė, Antanas Baranauskas, Anykščių šilelis, odė gamtai. Todėl anykščiai visą laiką pulsuoja gamta, gamtos tema ir pas mus gamta niekada neišeina iš mados. Anykščių šilelio pušų viršūnėse nutiestas medžio lajų takas atidarytas jau prieš 9 metus. Tas objektas tapo naujų traukos centru. Toks takas buvo pirmasis Baltijos valstybėse ir visoje rytų Europoje, kur galima pasivaikščioti medžių lajų lygyje. Jis tapo išskirtiniu traukos centru, tačiau kviesdami jį aplankyti siūlome pažvelgti ir plačiau, ką gamta dar duoda šiam kraštui. Tradiciniai saulės laukai, vėjo jėgainės, jūs tikriausiai žinot, mūsų rajonas, ypatingai Panevėžio pusė, tai yra ta vadinama mažiau kalvota teritorija, ten yra galima statyti, tai tikrai yra dideli plotai, daug leidimų išduota, tai šitas be jokios abejonės, tai visą laiką turi būti pas mus daug gėlynų ir kiekvieni metai jie plečiami. Jeigu neužtenka žemės kitą kartą, tai pažiūrėkit, kiek yra pastatomų vazonų. Dar norėčiau pasakyti, turime dar vieną tokį įdomų, patį naujausią projektą, tai išmanėja šiukšlių dėžė. Ir ją dar vieną gausime taip pat. Įmonė, reiškia, mums paskolino metams pasižiūrėti, pasibandyti, kaip jinai veikia su saulės baterija, veikia presas, presuojamos šiukšlės ir tada gaunasi tas išvežimas labai retas. Žodžiu, taupom viską, ką galim. Gamtos dovanas tinkamai išnaudojantis miestas tikrai gali būti vadinamas supermiestu, nes naujų projektų čia nestinga. Mūsų toks yra iš tikrųjų sumanymas, jis jau šiek tiek jau yra kaip ir pasitvirtintas, patvirtintas mūsų regione, Utenos strategijoje. Žodžiu, mes turime dabar link pabaigos rengiamą žaliąjį žemėlapį, kuris atsakys labai daug klausimų, kaip mes infrastruktūrinius projektus į jau tą žalinimo pusę turėsim truputį koreguoti turimus projektus. Va, ką jūs matėte, tai juos mes turime. Mes lyg ir darėme į tą žalėją pusę, rengėme, tačiau vis tiek dar bus detalių korektūros. Tai Antano Vienuolio rašytojo skveras, pamatysit, kokie tai yra nelaidžių dangų plotai, kuriuos privalu keisti dabar, privalu želdinimą gausesnį daryti, tada eisim į miesto parką, mes jį vadinam kurorto parku, išgręžėme 3 metus, gręžėme gręžinį mineralinio vandens, reikalinga bus to gręžinio parodomasis dalykas, tai yra pavėsinė arba stoginė, arba paviljonas, arba kitaip biuvetė, kaip mes jau čia įsivaizduojam, kur būtent žmonės galės kvėpuoti, braidyti, jausti tą vandenį, kuris yra taip pat iš mūsų gamtos. Gero laiko praleidimas dabar tikriausiai kiekvienam žmogui asocijuojasi vis tiek su geru oru, gera nuotaika, skaniu maistu, sveiku maistu. Ir čia viskas yra. Tik tai semėmės gerųjų patirčių. Mes turime tikrai tokį platų diapazoną maitinimo įstaigų, gerų, gurmaniškų. Ir vat būtent mūsų savaitgalio anykštėnai, mes taip vadinam, kitus vadinam vasaros anykštėnais, jų yra daug. Kaip jūs puikiai žinot, antrąjį būstą turi daugiausiai procentiškai vienam gyventojui tenkantį Anykščių rajone ir Anykščių mieste. Tai jie visi iš tikrųjų randa, ką veikti, kur nueiti, kuom pakvėpuoti ir ką suvalgyti. Tad vaizdingas Aukštaitijos miestas dabar garsėja ne vien savo literatūrinę istoriją. Pasižvalgyti, pamatyti, atrasti, išmokti ar pailsėti čia galima visais metų laikais. Ir tikrai pažadame, kad į šį miestą dar sugrįšime. Dėkoju uždėmesį laidai Statybų gidas. Visas mūsų laidas galite rasti tv3play.lt platformoje, o visus reportažus, jeigu norite juos pažiūrėti savo patogiu metu, mūsų laidos YouTube paskyroje. Mes su jumis susitinkame lygiai po 7 dienų, kitą šeštadienį 9:30 per TV6. Iki pasimatymo.
Eko 2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.